Tai dar viena 2 prieš 2 kova. Ir žemėlapis vadinasi, net neįsivaizduoju kaip, man net nerūpi kaip. Ir taip, žiūrėsim, kova bus tarp Tudai ir Tudai loš kaip zargas. Ir jo komandos draugas bus Lil TT, mažasis papukas. Ir taip, darbininkai. Lošim prieš Teranus Oskiator. Net nežinau, gal čia koks prietaisas. Ir taip, dar vienas Teranas Genesis. O dieve, tankai puikiai eis. Tankai puikiai eis prieš ką? Tai galbūt Liltytis submarinai. I don't get it. Su kuo kalba Tudajus? Gausiai snukį. Ok. Neaišku, su kuo jis kalba. Galbūt Lil kalba su juo per kokį nors komunikacinį įrenginį, taip sakant, o savo ruožtu Tudajus tiesiog susirašinėja. Na, aišku, matom iškart blokadą rampos, čia daugiau jokių... va, štai yra dar viena didelė rampa. Ir standartiška prieš zargus. Zargas vis tiek net nesiplės mūsų Tudis. Ir Tudai... Taip, žiūrėsim. Į kokonus, koks kokonas. O, dar vienas kokonas. Ir dar vienas kokonas. Na gerai, aš teksiu tuos kokonus. Ir taip, matom, 2 barakai toliau besiformuoja. Ir taip, Tudai iškart ima plėtinį, nieko nelaukdamas, o ko ir laukt, vis tiek bazai taip ir turi būti. Vienas papildomas plėtinis. Aišku, turės komandos draugai muštis, kuriam kuris. Ir matom, darbininkas čia viską šnipinėja, žino viskas, kas dedasi. Nesuper. Na, bet kuriuo atveju. Matom technologijų laboratoriją, jeigu esi tankais, tai matyti aišku, kam ta technologijų laboratorija. Matom plaukimo baseinas, tai yra vėsimo baseinas. Ir skiriasi herbai, fantastika. Yeah, damn it. Nuo vakar skaičiuoju noobs. What the fuck? Oh god. Ok. Matom čia, kaip jis Tudis išsiuntinė visur savo prižiūrėtojus. Ir čia darbininkas mūsų Lil Papo mirs. Taip, nepabėgs jis jau niekur. Nerūpi. Lil Tičiai, kas ten vyksta. Na, žodžiu. Taip, matom. Pirmasis fabrikas, nežinau ar pastebėjo šitas raudonasis darbininkas, kas ką užgręš mirtinai, manyčiau viskas aišku. Skautinį prastai. Normaliai. Pamatė, kad yra 2 pėstininkai, to ir užtek. Aš su Teranais nelošiu, tai tu dabar prieš Teranus loši. Ir mažasis papas, na nežinau, iš tikrųjų, kokia buvo idėja Lil TT? Mažasis papukas. Sorry, Lil TT, bet aš tai taip ir vadinsiu. Ir taip, matom, technologijų laboratoriją ir turėtų iš tikrųjų galbūt perskristi. Vienas fabrikas iki ten, nors gal čia maravėrėlis, ar gal čia patobulinimai eina, vėl nežinau. Taip, matom, mažą papuko darbininkas eina kažkur tai kažką daryti. Ir kažkaip formuojasi benelingualizdas ir vadinamoji macro hatch. Makro vysykla. Taip, matom, Genesis taipogi. Ir tankai, matyt, bus iš kitų teranų. Aišku, prieš zargus ir prieš teranus gan neblogas iš tikrųjų mišinis. Tankai, tarkim, pėstininkai, vis kita. Ir nežinau, 2 prieš 2 aš nesu lošęs, tai nieko negaliu garantuoti. Taip, matom, turėtų vystytis apgulties režimas, o čia, kadangi nieko nesivystų, matyti skris, neskris. Kas čia bus iš šito? Net nesivaizduoju. Taip, matom, tankai čia stovi laukia, kada galės
užsisydžint, tai yra apgulties režimą įeit ir matysim benčius, šmėklas ir netgi iš 2 fabrikų šmėklas ir labai įdomu ir netgi matom nematomumo tą lauką vystomą ir na, sakyčiau, prieš zargus tai bus gan neblogai ir prieš tankus tai bus gan neblogai irgi. Tai turėtų šiaip turėti nemalonumų mūsų Tudajus ir mažasis papukas. Ir, na ką, pažiūrėsim, kas čia gausis iš tikrųjų. Man nereiktų gal dabar iš karto ir siūsti, nes iš karto spės pasiruošti teisingai stovėk čia ir lauk. Ir matom, plėtiniai ima mėlynasis tiranas, genesis ir dar 2 šmėklos formuojasi. Tai bus antra ir trečia šmėkla. Ir matom dar vienas plėtinys, kuris bus nuleistas greičiausiai ties auksu. Ir čia matom 2 helinui, kurie niekur neprasmuks. Čia tikrai niekur neprasmuks. Matom, plėtinys yra organizuojamas iš mažojo papuko. Ir taip, dujos išgaunamas, viskas išgaunama. Tankas, vystomas pirmas tankų lygis ginklo ir šmėklos toliau gaminamas. Ir kiek jau turi šmėklų, jos matyt skrenda kažkur tais. Ir taip ir yra. Matom, sporų patrankos čia jau yra formuojamos, bet iš tikrųjų tik susikoncentruotis dabar sporų patrankom. Darbininkai tai darbininkais, bet ką daryti dabar raketiniai bokšteliai ir matom vienas toras gan neblogai susitvarkytus su šitom šmėkom ir kaip ir sakau, turi dabar šiokių tokių nemalonumų tiek mūsų mažasis pabas, tiek Tudajus ir iš tikrųjų reikėjo gal palaukti daugiau šmėklų, nes tai būtų tikrai labai neprastas netikėtumo faktorius. Kiek čia matom, dar šmėklų dar 3 yra. Ir pabandykit, ką nors, jūs nebėkit, jums kodėl jie bėga, iš tikrųjų nelabai suprantu. Nuo karalienių tai verta pabėgti, bet iš tikrųjų čia klaidą daro Genesis, man atrodo. Reikėjo jam tęsti šitą viską ir na, gal prisijungs dar 3 šmėklos, tai gal tuomet tas, bet jau tada jau bus pasiruošę. Matom, ir sporas yra, ir jau raketiniai bokšteliai, vienas jau padarytas, antras dar nepadarytas, tačiau 2 raketiniai bokšteliai tikrai padarys savo. Ir jau net nesvarbu, ar tu matomas ar nematomas. Ir iš tikrųjų, tai žiūrėsim, kas čia bus. Iš tikrųjų, labai geras buvo pasirinkimas šmėklos daryti. Ir taip, bent jau teisingai, bent jau į raketinį bokštelį atšauktas. Iš tikrųjų, prastas čia spaudimas. Turėjo netikėtumo fakto Genesis, bet dabar nieko jis neturi. Ir man, o dieve. Taip, šmėklų kaip ir nebeliko. Matom, čia lingai grauš uolas, nežinau, ar pastebės kas nors, matyt, nieks nepastebės. Nors matom, siekia tankai šitos lingos, bet matyt, čia ir neapšviesta teritorija ir nieks nemato, kad lingai ten graužia uolas, jos jau beveik sunaikintos. Matom, lingai tankai, viskas ruošiama puolimui. Aišku, apgulties režimu čia tie tankai, tai nebus labai geras dalykas. O dieve, kaip šitų lingų. Ir su vienu, štai prasiveržia, matom, matysim krūvas helionų, kurie yra Genesio. Ir nežinau, matysim lingai, šitai visi tikrai žus. Ir labai greit, nes čia per daug iš tikrųjų helionų. Ir darbininkų kiekis, aišku, irgi sparčiai mažėja. Ctrl+R. Vėliai, ir na taip, kažkokį tai kontrasmūgę duot į Tudis ir mažasis ir taip sakant matom dabar torai žuvo, davai tęsk spaudimą mūsų mažylio ir šmėklos čia, aišku, bent jau kažkokį iš savęs naudą daro. Na čia taip akivaizdžiai šaudyti uolas, tai galbūt nebuvo verta.
Ir, nu, bent Helinai prisijungim, gal nesu per daug, bet vis tiek. Taip, matau, daugiau sporų pristatė Tudis, nors dabar nesporas bus didžiausias rūpestis, taip sakant, o Helinai ir tankai. Ir matysim tikrai daug darbininkų žus dabar. Ir labai smagiai čia viskas atrodys, man atrodo. Matom sporus. Tik iš tikrųjų susimas darbininkus, ne tas sporom. Ir matom vienas tankas žūsta ir aš taip neįsivaizduoju, kaip dabar Tudis ir mažasis